Nu, sveiki. Ką, čiupsim toliau ūkio darbus. Tai dabar reikia paruošti vietą, kur pastatyti reikia vonę. Ir ją paėgiam vandenį. Plūdės, plūdės, aš nupirkau tokį kaip ir plūdė, bet metalė. Paskui parodys. Ir reikia pastatyti, kad būtų veršiai vasarą šios geria. Nes jau pradėsim palengva už kokių poros dienų vesti veršiukus lauk, kad juos pririšam, jie būna pririšti, kol pripranta prie piemens, kad egzistuoja toksai, nes jie nėra matę piemens ir kad turėtų iš kur atsigerti. Taip ir nuo to vandens pririši ir kad prieitų prie vandens atsigerti, prieitų prie piemens, kad nepabėgtų, kad suprastų, kam ta vėla ant koliukų uždėta, kaip sakoma. Ir paskui paleidi. Pabūna nuo ryto iki vakaro, vakare paleidi. Ne vakare, po pietų. Po pietų biški. Ir žiūriu, kaip reaguoja. Tai va, dabar toj parodysiu. Dabar šito vietoj, čia kur buvo, yra praeitą metą tavo nestovėjo, kur guli. Ir yra ištrypta. Vis tiek, kai vaikšto gyvuliai, žemė biški padrieksta ir jie su nagais išnešioja. Su kanopom ta žemės. Tai dabar varysiu biškelį. Privešiu žemių, biškį pralyginsiu. Paskui padėsiu tą, čia jis laiko, kad vonė nenuvirstų į šoną. Pažiūrėsiu, dar tvirtas, jei tvirtas padėsiu, jei netvirtas paremontuosiu. Bet motoras dar jis atlaikys vienus metus. Ir tada reikės nuo čia šlangą iki tenais, iki tos duobės. Į vėlieną įleisiu šitą šlangą. Nes tai palikdavau uošvis ant vėlienas, bet blemba, paskui, kai mulčiuoji žolę seną, praeitą metą nukirtau. Tai šiemet reikia įleisti, kad nebūtų tokios nesąmonės ir viskas. Tai gerai, varau dabar pasimsiu traktoriuką šarnyrinį, susidėsiu kaušą ir lėksiu biškį žemių. Čia va yra, matos, va toksai kalnas, vėlienas, prižėlės, nes kai ruliai vis kraunasi, vis dulkėja ir priaugia. Tai tą nukasiu, čia aplinkui suvešiu, biškį pralyginsiu, paskui tiek susitryps per laiką. Ir viskas. Ką gerai, reikia nusikabinsiu didelį kaušą, nusikabinsiu mažiuką, originalų. Tai dabar yra uždėtas neoriginalus. Reikia iš jos ištraukti. Arba ne, paliksiu su tuo. Tiesiog įsitraukti fiksatorių ir viskas. Paliksiu perėjimą ant kaušą. Kai vis tiek reiks užkabinti.
Žodžiu, pralyginu biškį, suaukštinau, dabar biškį galvone gaunas, kad duobė įstoja, bet paskui su nagais gyvuliai išnešioja tą žemės ir lieka aplinkui vėl duobė. Dar plius jau būna, kad užsikiša, vanduo išbėga, sudrėksta ir išsinešioja visą žemės. Tai čia tas, kad kalniukai yra. Blogiausia atveju gaus kokį vieną kitą veršį iškelti iš vonelės. Viskas įkritus. O paskui šitą lupsiu šalin. tą keisiu, dėsiu kitokį. Čia tai to pagalio dėsiu normalų vonios tą kamštį ir viskas, kad būtų patogiau išvalyti, kai reikia išplauti. Čia dar aišku reikia sutvarkyti savo. Iš anos pusės biškį prastumsiu žemių ir biškį nulygins, kad eitų paskui ruliukų sukrauti šitą liniją vėl. Gerai, varau. Gerai, žodžiu, pasižiūrėjau, ko reikia, lėksiu iki miesto, nusipirksiu. Dabar atsiminiau, reikia sustoti, pasimti kanikės, nupirkti dar ablių parvežti. Nes į pabaigą ablių yra traktoriuose abiejose, tai geriau nusipirkti ir parsivežti. Viena turėjo būti šičia. Ne, nėra, gerai, vieną pasimsiu. Tai va, žodžiu, buvau parduotuviai. Sprukau, susirinkau viską. Taip teoriškai atrodys. Ties ta vieta. Šitą vietą va, bus vonioj tvirtintis, čia tos galas nueis į vonę, čia plūdė. O tas kranas, aišku, stovės taip, kai reikia išplauti vonę, užsuki kraną. Dabar neįnusuk, nes viskas juda. O čia montuosi šlangą ir paskui nueis tą šlangą į duobę, o ten duobė yra prie plasmasinio krano perėjimas bus ir prisijungs šlangą, tą plasmasinį kraną, šlangą susijungs ir nueis vanduo. Tai va. Ką brangiausiai kainavo, tai tikriausiai šitas daiktas. Metal Wood. Bandysiu tą rusišką vonę pragręžti. Tada papildomai pirkau gręžtą metalą irgi. Ir medienai. Ir dabar lėkiu nupirksiu ablių. Ir lėksiu namo. Nu ką, ir parlėkiau namo. Saulė išlindo. Pavasaris palengva ateina. Lėksiu, persirinksiu. Nu ką, persirinksiu striukę, pasikeisiu batus. Ir eisiu, nusardysiu, ką ten reikia. Reikia pačioje įdėti išbėgimo tą naują, kad išbėgtų kur vanduo, kai reikia plauti. Ir bandysiu prasigręžti skylę pirmą. Žiūrėsiu, kaip sekas. Iš abiejų pusės spaudė guma. Tai atrodo nelabai kokybiškai, bet matysim, ar leis, neleis. Jei leis, tada paimsiu, atsijungsiu šlangą, apsiversiu, išausiu storesnę gumą, platesnę išausiu gumą aplinkui ir viskas. Tada tikrai spausti, tik aišku išplaut biškį bus lėviau. Niek. Tas čia ir viskas, vanduo laikosi. Ką dabar biškį šitam bardakui susiruošiu savo visą instrukciją. Nu, suruošiu tik tą dalį, šitos dalies ne.
Sėmiau tą, nes visai normaliai einas, tai einu šokiu į duobę, prisuksiu tą, ten vamzdis yra jau paruoštas, tiesiog reikia prisukti ir prasimėsiu šlangą viršum ir prileisiu vonį, pažiūrėsiu kiek eina, kiek vandens kur pribėga ir bus aišku, ar reikia tą kelti aukščiau, nereikia kelti. Jeigu reikia kelti aukščiau, tada gręšiu per viršų, dėsiu viskas, kad būtų kuo aukščiau visai. Ir pažiūrėsiu, kokiam lygiai jisai įsijungia lauk, užsidaro sklendė tą vandens. Ir bus aišku. Ar varau duobę atidaryti. Ai, duobikė, tikiuosi nebus jinai pilna vandens. Ne, normaliai. Normaliai. Tai va, teoriškai taip turi būti. O čia viršų šlangą prisijungs va ir viskas. Čia tą kraną atsuksiu ir tą atsuksiu. Nežinau, gal paskui prie žiemą nuimsiu, matysiu. Nes tas viršų kranas gali užšalti. Aišku, būt geriausiai šičiai. Tada tikrai neužšaltų, bet dabar jeigu atsuksiu, čia būsiu greit per 5 minutės iki kiaušių šlapės. Tai va, šaunu tą vamzdį, čia viskas. Viskas uždėjau. Vanduo parbėga, pilnai nesuku, nes čia įsimaudysiu. Dabar galvoju, čia išgręšiu skylę, tiesiog, kad tą šlangą reikia po žemę paslėpti, nes jinai pradeda nuo saulės viduje vanduo žaliuoti. Nes čia gyvas vanduo yra ir pradeda žaliuoti ir būna prižaliuoja ir šakės būna, jisai pradeda tenais tam vonioj, kai bėga, pradeda strigti. Tos sapnos visas ir viskas. Tai va, dabar prisimetu, pasižiūriu, užtenk šlangos ilgio. Jeigu užtenk, tada grėžiu skylę ir metu į žemę. Ir paskui atsuku, čia biškį nuplaunu ją, išplaunu ir užmaunu ant to ir pažiūrę veikia. Žodžiu, vėjas pakilo, biškį šalta, perforatorius nešiau, tai planuoju čia maždaug taip 20 somų įsikasti į duobę, taip skersai išgręšiu, paskui taip su kastu vėlieną praplėsiu, įkišiu šlangą ir viskas. Lygią liniją bandysiu, jeigu gausis. Ir rezultatas yra. Skylė yra, viskas. Aišku, čia gręžtis yra 32 ir 3,8 storą dariau. Geriau storesnė negu plonesnė. Čia vandens vis tiek nebėgs į vidų. Gerai. Žodžiu, laukiu, kol pribėgsiu, jau nebedaug beliuko. Žiūrėsiu, kiek pribėga, kokiam aukštį. O į ką kelsiu virš vonios ir viskas. Na, tiesiog dėsiu vieną ilgesnį metalą, nusipirksiu. Ir šausiu... O, baig pribėgti. Tuoj bus aišku, kada įsijungia. Kokiam aukštį. Aš nečiau, kad jo iki jo vidurio, nes kiltų vanduo būtų tada gal ir gerai. Būtų daugiau negu pusė vonios. Nes taip tai būtų tada pilna, bet pilna kam reikia. Gerai, paspaudimu duot. Buvo prieš tai pajungta nuo
nuo bokšto, ten 1,5 baro, dabar pajungiu nuo hidroforo, kad pastoja šlangą išvalyti. Ir paspaudimų bėgtų greit. Viskas. Žiūrėsim kitais. Na, taip ir galvojau. Teks kelti pusę vonios nelabai gerai. Tai va. Tikriausiai tiks šitą kampą imt lauk. Ir čia gręžti viršui skylę, tas kampas, kad atsidurtų čia viršui. Tada gausis jisai viršui ir tada jau pribėgs bemaž pilna vonia. Viskas. O čia dėti tą vietoj trumpą vamzdį, dėti tokį patį ilgą kaip šitas va. Viskas. Dėti 2 veržles, suveršti skylę išgręžti, suveršti, tukšt. Čia iš apačios vamzdis, paskui tas kampas ir taip nueis. Viso, bus virš vonios ir pribėgs, pasikels ir pribėgti ir kažkur tada iki čia jau bent jau. Tai tada bus gerai. Nu dabar paklausiu ošverį, jam užtenka, tiek neužtenka, jei neužtenka. Tada tikriausiai bėga per apačią vanduo, girdžiu. Spėjau, bėga per apačią vanduo, tai dabar nesimatys. O, čiurlena. Tai gerai, užsukinėsiu kranus. Ir tą man iškastų dabikį. Ir labai gerai, tegu bėga, aš paskui išpjausiu naują gumą, įdėsiu, bus aišku ir tą patvarkysiu viskas. Tai va, iki. Nu, žodžius, ten įdėjau papildomai gumas, apačioj ir viršui. Vieną apačioj iššojau, kitą viršui. Dar silikoną pratepiau iš apačios lašą, bet aš manau per tą mėlyną lašą praleidžia, nesistato, jisai gal pilnai neuždaro nuo vandens. Ir po lengva lašą. Tai tiesiog ir paliksiu tegu lašą. Čia kiek tai lašės. Per mėnesį kibirtą gal išrašės nei tiek. Nu, žodžiu, rezumėjau, per apačią biškį vandenį leidžia. Ir per mažai vandens prileidžia vonę. Pusė vonios. Šiaip veršį dasiektų kėt, nes aplink žemę sukėliau. Turėtų dasiekt, bet paskui aš pasižiūrėsiu, kaip jis man čia geriau pasitarti. Ir viskas. Jei viskas gerai, tada paliksim taip ir viskas. O jeigu ne, perdarysim. Maža problema. Pildome vieną metaliuką, nusiperku ilgesnį. Šaunu į viršų. Ir viskas. Dėl šlangos, jeigu būtų per trumpa, tai turėsiu trumpą, pasiimsiu sujungimą. Į ką tarpą įdėsiu sujungimą ir šlangos užteks, viskas užteks. Ir viskas bus gerai. Gerai, dabar varau kavos įkalti. Žodžiu, čia praeitą metą buvo ėdžios sustatytos, 1, 2, 3. Dabar sumečiau kaušą. Biškį bandysiu didumą nuimti. Nėra čia daug, bet nesu padangamas, kai norit varyti pralyginti. Biškį, kur merusius visą dirvą pralyginti ir tie paskui po pievą visai stampys ir viskas. Tai geriau biškį sumesiu, čia priekaba vis tiek šalia stoja su šūdais, tai sumesiu ir viskas.
koks vėjas. Nu, žodžiu, pralyginau, biškį su kaušu, ten už traktoriaus, už priekabos, čia biškį prasilyginau. Pralyginom tiesiog paskui su padangom, gal dar biškį lyginsiu, nes daug kur meraus yra. Ta peraugusi žuolė, tai būna šakės kratais tam traktorinim tų kur meraus. Greit negali važiuoti. Tai važiuoju tik pirmą pavarą, tai atrodo, kad iškris iš kabinos. Tai žodžiu, paskui gal, arba ošvis, arba aš pralėksim greičiai. Tik toks plots tiek dabar aptvers, ne visas laukelis, o dalis dabar. Pilnai nelakstytų po visą lauką, tai dalį turim aptvėrę. Ir viskas. Gerai. Arau namo kavos gerti.